Добрый день, меня зовут Айстя. Я преподаю литовский язык для начинающих и продолжающих изучать литовский в Диалога-студия. Сегодня мы обсудим тему «Столовые приборы и сервировка стола». Выучим слова и выражения, которые помогут сдать экзамен в Департаменте миграции на знание литовского языка на уровень А2. Šiandien lietuviškai aprašysime paveikslėlį. Šio paveikslėlio tema – stalo serviravimas. Paveikslėlyje iš viršaus matome didelį, gražiai papuoštą stalą. Žmonių čia nematome, bet aišku, kad prie stalo gali sėdėti 6 žmonės. Šis stalas atrodo jaukus, tvarkingas ir šventiškas. Jis paruoštas šeimos pietums arba vakarieniai. Pirmiausiai pažiūrėkime į visą paveikslėlį. Viduryje stovi didelis medinis stalas. Stalas yra tamsiai rudos spalvos. Ant stalo nėra staltiesės, todėl gerai matome gražų medžio paviršių. Po stalu guli didelis stačiakampis kilimas. Kilimas yra smėlio spalvos su mėlynais ir rudais ornamentais. Aplink kilimą yra medinės grindys. Aplink stalą stovi 6 medinės kėdės. Kėdės yra rudos, jų sėdynės minkštos, dryžuotos, mėlynos ir šviesios spalvos. Dabar pažiūrėkime į vietas prie stalo. Iš viso jų yra 6. Prie kiekvienos kėdės yra paruošta viena vieta žmogui. Kiekvienoje vietoje matome 2 baltas lėkštes. Didesnė lėkštė apačioje ir mažesnė lėkštė viršuje. Lėkščių kraštai dekoruoti mažais taškeliais. Ant kiekvienos viršutinės lėkštės guli sulankstyta mėlyna servetėlė. Ant servetėlės yra maža žalia šakelė. Mėlynas servetėlės gražiai dera prie mėlynų kėdžių sėdynių ir kilimo ornamentų. Prie lėkščių padėti stalo įrankiai. Šakutė, peilis ir šaukštas. Šakutė yra kairėje nuo žmogaus. Peilis ir šaukštas yra dešinėje nuo žmogaus. Peilio ašmenys nukreipti į lėkštę. Prie kai kurių vietų matome mažas lėkštutes su duonos riekele. Ant stalo taip pat stovi kelios skaidrios stiklinės vandeniui. Dabar pažiūrėkime į stalo vidurį. Pačiame viduryje stovi didelis baltas ovalus patiekalas. Ant jo yra kepta mėsa, mažos keptos bulvės, citrinos griežinėliai ir žalios žolelės. Mėsa supjaustyta plonomis riekelėmis. Bulvės yra mažos, apvalios ir apskrudusios. Citrina ir žalios žolelės gražiai papuošia pagrindinį patiekalą. Šis patiekalas atrodo labai skanus. Šalia pagrindinio patiekalo yra balta padažinė. Padažinėje yra rudas padažas. Šį padažą galime pilti ant mėsos arba bulvių. Prie padažinės stovi 2 mediniai malūnėliai. Juose gali būti druska ir pipirai. Netoli padažinės matome mažą dubenėlį su sviesto kubeliais. Sviestą galime užtepti ant duonos. Dabar pažiūrėkime į kairę stalo pusę. Kairėje nuo pagrindinio patiekalo stovi didelis dubuo su salotomis. Salotose matome žalius lapus, agurkų griežinėlius, grybus, daržoves ir žoleles. Šalia salotų yra 2 mediniai įrankiai. Jais galime įsidėti salotas į savo lėkštę. Kairiau nuo salotų stovi skaidrus butelis su vandeniu. Prie butelio yra mažas dubenėlis su žaliomis ir rudomis alyvuogėmis. Šalia salotų stovi stiklinė vaza su gėlėmis. Vazoje matome baltas ramunes, gelsvas gėles ir žalias šakeles. Gėlės padaro stalą gyvesnį, gražesnį ir jaukesnį. Prie gėlių dega maža žvakė stiklinėme indelyje. Jos šviesa yra šilta ir maloni. Dabar pažiūrėkime į dešinę stalo pusę. Dešinėje nuo pagrindinio patiekalo yra dubuo su žaliomis pupelėmis.
Ant pupelių matome mažų šviesių riešutų. Dubenėlyje guli didelis sidabrinis šaukštas. Toliau dešinėje yra pintos duonos krepšelis. Krepšelyje daug supjaustytos duonos. Duona atrodo šviežia ir traški. Krepšelis išklotas mėlynai baltų languotų audiniu. Šalia duonos krepšelio stovi didelis skaidrus ąsotis su vandeniu. Vandenyje plaukia citrinos griežinėliai. Toks vanduo atrodo labai gaivus. Ant stalo yra daug maisto, tačiau viskas padėta tvarkingai. Žmonėms patogu pasiekti salotas, duoną, padažą, daržovės, sviestą ir pagrindinį patiekalą. Šis stalas yra paruoštas 6 žmonėms. Ant jo yra lėkštės, servetėlės, šakutės, peiliai, šaukštai, stiklinės, maistas, gėlės ir žvakės. Tokia serviruotė puikiai tinka jaukiems šeimos pietums arba vakarieniai. Меня зовут Айстя. Я педагог в диалогостудии. Сегодня мы подготовили для вас много новых слов и рассказали, как их можно использовать. Если вы хотите получить ясное и системное знание литовского языка, приглашаем регистрироваться на регулярные занятия личным сообщением в Инстаграме, Фейсбуке или в Телеграме. Это Диалогостудия. Желаем удачи на экзамене. Сėkmės!